Sveiki! Šiame video parodysiu, kaip atsisiųsti ir įsirašyti piniginę, bei trumpai kaip ją naudotis. Einame į jums patinkančią naršyklę, aš renkuosi Google Chrome. Į adresų juostą rašome gbc.goldcoin.org. Keliaujame žemyn, kol pamatysime nuorodą į piniginių atsisiuntimą. Kaip matote, jų yra 3 – Windows sistemai, Mac sistemai ir Linuxams. Ši pamoka skirta Windows sistemos vartotojams, tad renkamės piniginę skirtą Windows sistemai. Palaukime, kol atsisiųs archyvas. Dabar turime nusigauti į aplanką, kur randasi mūsų atsiųstas failas. Tai galima padaryti keliais būdais, spaudžiant šią varnelę prie failo arba dešiniame viršutinėme kampe pasirenkant šį pasirinkimą. Naudojant kitą naršyklę viskas vyksta panašiu principu. Atsidarome aplanką. Štai čia randasi mūsų atsiųstas failas. Kad būtų patogiau, nusikopijuokime jį į darbalaukį. Dabar turime išarchyvuoti archyvą. Dėl programų įvairovės, failų išskleidimas gali būti šiek tiek kitoks, bet panašus. Štai ir mūsų GBC piniginė. Ją galite pasidėti į jums patinkančią vietą. Archyvą galite ištrinti, jo nebeprireiks. Paleiskime piniginę. Štai ir viskas. Jūs jau turite savo piniginę. Čia turėsite palaukti, kol susijungs viskas. O štai šitame kampe atsiras sinchronizavimas, kuris truputį užtruks ilgiau. Einame toliau. Spauskite šį mygtuką. Štai čia rasite savo piniginės adresą. Galite jį nukopijuoti ir duoti draugui ar pažįstamai, kad jums atsiųstų kriptovaliutą. Žymę galite keisti ir įsirašyti savo vardą ar slapyvardį. Paspaudę šį mygtuką galėsite nusiųsti kolegai kriptovaliutą, tiesiog įrašę ar įkopijavę jo adresą į šį lauką. Dar šis tas apie piniginės nustatymus. Jei čia uždėta varnelė, tai reiškia, kad kiekvieną kartą, kai jūs paleidžiate kompiuterį, piniginė pasileis kartu. Jums nereikės jos įjunginėti. O štai ši varnelė reiškia, jog išjungus piniginę per uždarymo mygtuką kampe, jį nuleis žemyn į užduočių juostą. Štai ir viskas. Sėkmingo jums naudojimo. Iki.